Daugelis lyderių turėjo ryšių su karaliene. Artėjant 20-ajam amžiui Europa buvo didelė aristokratų šeima. Kaip ir visose didelėse šeimose, čia kilo konfliktų. Kiekvienas norėjo pranokti kitus. Konkurencija galiausiai atradusi į Pirmojo pasaulinio karo apkasus. Tačiau XIX amžiaus Europoje vyko ir teigiama konkurencija, ypač tarp žemyno mokslininkų. Iki šiol Europos mokslininkų, tokių kaip Louis Pasteras, darbai gerina žmonių gyvenimus visame pasaulyje. 1857 Pasteras įsiaiškino, kad vynas ir kiti maisto produktai genda dėl pieno mielių mikroorganizmų. Ir dar daugiau, jis išrado konservavimo būdą kaitinant vadinamąjį pasterizavimą. Pastero dėka galime mėgautis maistu nesusirgdami. Jo išradingas protas išgelbėjo milijonus gyvybių, nes dabar žinome, kokios bakterijos